Praeities tyrinėjimų svarba. Praeitis, dažnai uždengta paslapties skraiste, yra tarsi raktas į žmonių civilizacijos raidos supratimą. Kiekviena relikvija, rankraštis, moneta ar paveikslas savyje slepia istorijas, kurios tik ir laukia, kol bus atskleistos. Tačiau kodėl praeities tyrinėjimas toks svarbus ir kam tenka ši milžiniška atsakomybė? Gilindamiesi į senovės įrankius, namus ar kitus archeologinius radinius, galime geriau suprasti senovės civilizacijų kasdienį gyvenimą, technologinę pažangą ir iššūkius. Tai suteikia aiškesnį kontekstą mūsų dabarčiai, parodo žmonijos raidą ir evoliuciją. Senovinės monetos, rankraščiai, skulptūros ir paveikslai yra daugiau nei tik relikvijos. Tai langai į savo laikmečio politinę, ekonominę ir kultūrinę struktūrą. Jie suteikia žinių apie prekybinius santykius, valdovus, visuomenės hierarchiją ir religinius tyrinėjimus. Istorinių tyrimų eigoje radinius ir įvykius leidžiama plačiai interpretuoti. Skirtingi požiūriai ir analizės skatina turtingesnės diskusijas ir padeda geriau pažinti praeitį. Suprasdami skirtingas interpretacijas, įvertiname istorijos sudėtingumą ir įvairiapusiškumą. Nors praeities likučiai yra visur, jiems interpretuoti reikia atsidavusių specialistų. Istorikai gilinasi į rašytinius įrašus, knygas ir kitus dokumentus, kad sudėliotų praeities įvykių fragmentus. Antropologai daugiausia dėmesio skiria visapusiškam žmonių tyrimui, apimančiam tiek jų fizinės savybės, tiek kultūrinę elgseną. Jie analizuoja, kaip žmonės evoliucionavo, kokius kultūrinius papročius perėmė ir kaip jų mąstymo procesai formavo visuomenę. Archeologai, istorijos detektyvai, kasinėja ir tyrinėja požeminius ir povandeninius materialinius likučius, taip padėdami užmegzti apčiuopiamą ryšį su senosiomis civilizacijomis. Kai kurioms relikvijoms reikia specifinių žinių. Pavyzdžiui, numizmatai specializuojasi tyrinėdami monetas, atskleisdami detalės apie senovės laikų ekonominį ir politinį klimatą. Panašiai heraldikos ekspertai gilinasi į herbų pasaulį, pateikdami įžvalgų apie giminystės ryšius, socialinę padėtį ir istorinę simboliką. Istorijos rekonstruktoriai atkuria praeities aspektus, pradedant įrankiais ir baigiant šokiais, ir taip tiesiogiai supažindina su istorinė aplinka. Jų kruopščios rekonstrukcijos suteikia apčiuopiamą ir įtraukiantį ryšį su praėjusiomis epochomis. Galiausiai praeitis nuolat įkvepia daugybę knygų, paveikslų, teatro spektaklių, filmų ir dainų. Šie kūrybiniai sprendimai, nors kartais ir išgalvoti, suteikia unikalią istorinių laikų perspektyvą ir supratimą, todėl istorija tampa prieinama plačiajai auditorijai. Praeities tyrinėjimas – tai ne tik smalsumas, bet ir siekis suprasti savo šaknis, kelionę ir pamatus, ant kurių statoma mūsų dabartis. Atsidavusiems specialistams ir entuziastams, kurie imasi šios užduoties, tenka pagrindinis vaidmuo jungiant praeitį su dabartimi, užtikrinant, kad praėjusių epochų pamokos, istorijos ir išmintis ir toliau nušviestų mūsų kelią į priekį.